Sveiki visi, su jumis vėl aš, juoda lietuvis, jie. Ir šiandien mes vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi sveiki visi, su jumis aš vėl juoda lietuvis. Ir mes šiandien filmuosime naują ragaujam epizodą. Ir šiandien ragausime, mes saugi ragausime naują, nusipirkau parduotuvėje naują Prime gėrimą. Čia Prime labai panaši Nyderlandų Olandijos vėliava. Čia priminė man tą pasirodymą tokį Europapą. Toks labai man patiko. Žinoma, visos Eurovizijos aš nepažiūrėjau, bet gavosi taip, kad ant elektros neišsimoku, tai užteko užtat kelių centukų ir pasižiūrėjau Euroviziją ir labai patiko. Ir asocijuojasi vėliava man su gėrimu ir užtikau, tai nusprendžiau nusipirkti. Pirkau aš šitą gėrimą parduotuvėje iki, žvėryno iki, ir gėrimas man kainavo 2 eurus vietoj 4, nes su iki kortelė pirkau, tai čia didžiulė nuolaida. Ir galime pradėti mes šiame vaizdo įraše apžvelginėti sudėtį. Žinoma, labai mažom raidelėm parašyta, čia turbūt lietuvių kalba, o čia visur kitur tie amerikanski, kaip sakant, amerikanski. Tai skaitome sudėtį ir pasižiūrėsim, kogi čia pridėta. Tai negazuotas gėrimas Prime Ice Pop, įvairių vaisių skonio su vitaminais, be glitimo, be kofeino, neviršyti 1 porcijos per dieną. Oho, čia labai rimtas dalykas. Jei esate nėščia arba maitinate krūtimi, prieš vartodami pasitarkite su gydytoju. Sudedamos dalys, aš tai nenėščia. Tai filtruotas vanduo, kokosų vanduo iš koncentrato 10 procentų parašyta. Rūgštingumą reguliuojančios medžiagos, tai yra citrinų rūgštis, dekalio fosfatas. Fosfatas girdėtas, kažkur girdėtas. Tada natūrali kvapioji medžiaga, saldiklis, lizeoducinas, L-eucinas, L-valinas, D-alfa-tokoferolacetatas, vitaminas E, saldiklis acesulfamas, K, retilpalmitaras, vitaminas A, pundoksino hidrochloridas, vitaminas B6, cianokobiaminas, vitaminas B12. 100 ml produktų energinė ir masinė vertė, tai čia 100 ml yra 4 kalorijos, tai visai sveika ir nėra saldiklių beveik. Bet šitą. Tai čia tik 20 kalorijų šitam buteliukė, tai dar parodysiu aš jums šitą gėrimą. Pažiūrėkit, taip visas jis atrodo. Ir taip. Gerai, galime mes atsukti ir pradėti ragauti šį nuostabų olandišką gėrimą. Atsukau. Kvepia tai kaip kažkoksai toks chemikalas. Tai paragaukime, sakau. Na ką, juoda lietuvi, lik sveikas. Šiaip toks, gerai, toks rūgštus gėrimas, gan sakyčiau. Toksai jisai
saldus tuo pačiu metu. Man visai patiko tas saldumas toksai šito Prime gėrimo. Ir nežinau, nelabai man jis čia prie širdies, bet sakyčiau visai geriamas, sakykim, iš bėdos galima. Ar vertas 2 eurų šis gėrimas? Aš nemanyčiau, galėčiau 2 litrų Coca-Colos gėrimą nusipirkti ir būtų daug geriau. Išgerčiau visą per visą dieną, o čia tik tais, pusė litriuko. Taip, vat. Šiaip, jo, tai pagal kainą aš sakyčiau, kad jis visai nelabai vertas. Primena, kaip čia parašyta, Ice Pop, tai ledus tokius ant pagaliuko, tokius. Ir skonis vertinčiau, sakyčiau, kokie sakyčiau 6 iš 10. Nebuvo toks labai nustulbinantis, bet va taip gavosi. Ir labai patiko man tas Eurovizijos šou, kaip sakiau, Europapa, labai graži dainelė, man labai patiko. Ar aš jį rekomenduočiau paragauti, tai vėlgi sakau. Čia, manau, kiekvieno skonio receptoriai tie, kur yra skirtingi, tai kai kuriem gal patiktų, kai kuriem ne. Ir ką čia dar jums pasakyti, na ir viskas. Čia ir manau, užbaigsiu šitą savo vaizdo įrašą. Jeigu jums patiko šitas video, būtinai palaikykite mano YouTube channelį, pasubscribykite, pafollowykite per Instagramą ir aš čia buvau Juoda Lietuvis ir iki kito karto.